Garbė Dievui, garbė šviesai, garbė pozityvui ir per amžius. Amen. Dideli Dievo išradimai, televizoriai, gaudo šią mūsų regioninę kuklę televiziją, kuri atneša tikrai nekuklę šviesą. Jeigu mes nesusimsime ir nelaikysime rankoje štai šios knygos, taip pat greitai hedonizmo bacila, kūno puoselinimo ir kūno lepinimo bacila, jinai įsiskverbs į mus ir mes nebegalėsime atverti savo stulpo pozityvui ir tikrai gerai energijai. Jisai ėjo į sporto salę, nes jisai pradėjo lankyti sporto salę, kur atėjęs, jisai kilnoja įvairius svarmenis, jisai ten kilnoja tas staklės, jisai kilnoja svorius, po to ką jūs galvojate, jisai daro, jisai eina ir pirtinasi. Ir jei tu moterie esi moteris, nebežiūrėk į vyrą, o jei tu vyre esi vyras, nežiūrėk į moterį. Apskritai geriausia nežiūrėti, kaip mes supratome, sekini Oidipo pavyzdžių, Oidipo pavyzdys. Jisai įsidūrė savo akis ir nebegalėjo žiūrėti per televizorių rodomo šlamšto. Jisai pradėjo aukoti ir dėl to žinomas Oidipas yra vienas iš geriausių mūsų šviesos ir pozityvo bažnyčios mecenatų. Ir jeigu jūsų kairioji ranka jūs gundo, atsiminkite, kad nieko gero jūs iš jos nepešit ir nusipjaukit savo tą ranką. Bet jeigu jūs gundys ir dešinioji ranka, atsiminkit, kad rezultatas su dešiniaja ranka gali būti kur kas geresnis ir kokybiškesnis, jeigu esate dešiniarankis. Bet prie viso to nusipjaukite ir dešinę ranką, o tada nei koja, nei kita koja jūsų nebegundys, taip pat kaip jūsų negundo jūsų petys, o tik plaštaka gundo jūsų, kas yra plaštaka. Tai yra fizinio kūno dalis, atsisakykite savo fizinio kūno. Labadiena. Aš esu visuomeninės organizacijos prie savivaldybės Ištiesk ranką vyriausioji koordinatorė darbui su krikščionišku jaunimu. Atviro verbavimo gatvėse jaunesnysis koordinatorius Audrius. Visuomeninės organizacijos Ištiesk ranką prie savivaldybės darbui su krikščionišku jaunimu jaunesnysis koordinatorius darbui su atvirukų platinimu brolis Ramūnas. Nemokamų atvirukų platinimo, Ramūnai. Neuždyka. Kartą buvo toks nutikimas. Aš tikrai klaidžiau po gyvenimą ir viską valgiau. Ir valgiau visokį brudą. Ir dabar aš jaučiuosi visai valgas kitokius dalykus. Aš valgau gėrį, aš valgau šviesius dalykus. Buvo sunkus mano gyvenimo labai etapas, kai aš mokykloje buvau neklaužada ir lauždavau ir kranus ir viską darydavau. Siaubas, įsivaizduokit, kai nulauži kraną ir kaip visur bėga vanduo. Ir jisai bėga, o kažkas kažkur neturi gerti nieko. Tai yra košmariški dalykai. Ir bėga tas vanduo nusineždamas tiesą. Ta tiesa išteka. Taip, gėris bėga į kanalizaciją. O da buvo labai man sunkus periodas. Buvo sunkus periodas, kai mūsų kieme buvo labai daug kurmiarausių. Ir kaip tik tuomet pavasarį, kai ritasi kurmiarausiai, kaip tarsi kokio gėrio ir šviesos židinys, kaip saulutė, kad ritasi. Ėjimas iš tamsos į šviesą simbolizavimas. Jiegi visuomet norėjo, jiegi kurmis, kaip ir žmogus visą laiką iš tamsos nori išeiti į šviesą, bet negali, nes bijo, kad jam akytės neišdegtų. Aš buvau sugalvojęs tokį keistą dalyką, bet žinojau, kad yra karabidas, kurį įmetęs jisai gaminasi dujos. Ir mes mesdavom karabido tokius gabaliukus į kurmiarausius, degdavom degtuką ir sprogdavo viskas. Ir taip sprogdavo, ir taip gražiai viskas. Ir tas kurmiarausis kaip žemės labai ištikšdavo. Jis cypdavo, jis labai baisiniai rėkdavo ir per kitą pusę dūmų net kurmiarausiai išlyzdavo, kaip dabar Ištiesk ranką. O mes dar prisimenu, kaip kartą tokį pasigavom, reiškia, mūsų kaimyną. Pasigavom kaimyną ir jis toks buvo, toks silpnas ir durnelis toksai. Ir mes tą durniuką taip tvodavom ir per šonus, ir per visur, kai su mėlynėm grįždavo ir skūsdavosi savo mamytei, kaip tokiai gerai mamytei, kaip mūsų mamytei. Kaip ir verbavime, taip ir mūsų priverbavime. Svarbu labai, kad žmogus būtų maksimaliai palūžęs. Ir kai maksimaliai palūžęs ir sutriuškintas, tada tu jį lengvai gali imti. Ir aš irgi tada jau pagalvojau, maksimaliai save palūždinsiu. Ne, aš pataisysiu, neimti, o ištiesti ranką. Ištiesti ranką. Gavau ir mušt, nes truputį priešinausi, nes nesupratau, kad tai... Paskui tik supratau, kad mane gėrio ranka daužo. Ir tas gėris muša blogį.
Ir tada jau tas blogis iškrito iš manęs ir dabar aš jau esu visai kitas žmogus. Bet tam, kad tu pajaustum šviesą, tu turi išgyventi kažkiek tamsoje. Taip, kaip sako, nežinosi, kas yra sausra, jeigu niekada nebuvai skendęs. Brolis Ramūnas sėdėjo kalėjime 2 kartus. Taip, ir pabėgęs buvo, ir vėl sėdėjo, ir jį pagavo, ir po to nebepagavo. Iki to momento, kai pagavom mes jį, kai mes pagavom savo gėrio rankytėm, kai mes jį atsivedėm čia, truputį įdėdami ir jėgos, bet mes jam ištiesėm ranką. Ir aš tada buvau visai palūžęs, bet tada, kai jau visai palūžo brolis Audrius, tada aš dar ne visai buvau palūžęs, o palūžau tada, kai tikrai iš bado man pilvukas susitraukė ir apsiviniojo aplink stuburą. Ir tada aš supratau, kad tai yra vardant to, kad reikia tikėti ir reikia dvasinio grožio siekti. Ir aš tada pradėjau to dvasinio grožio siekti. Tada išgirdau labai skausmingą šūksnį už durų. Sako, broli Ramūnai, eik paskui mane šviesos ir tikėjimo ir dvasinio grožio keliu. Ir aš tada pakilau ir dvasinio grožio pastangomis aš išsitiesiau. Pamačiau šviesą, pamačiau praskrendantį balandį ir supratau, kad organizacija prie savivaldybės darbui su krikščionišku jaunimu Ištiesk ranką, tai yra mano namai. Ir mes dabar esam sukūrę netgi tokį judėjimą Trenk blogiui atžagare tikėjimo ranka, o po to tiesiog jį užkas kaip tą kurmiuką. Ir mes truputėlį dabar vakarai susirenkam ir grojam visokiausias tokias jau sakralinius arba visokiausius išsivalymo kūrinius. Mūsų adresas yra www.ištieskranka_prie savivaldybės.lt. O rasti mus galima, kokį mes turime e-mailą, ar kaip jis vadinasi? Na, o rasti mus ir galite siūsti savo pageidavimus arba skundus tokiu adresu. Broliui Ramūnui, Kilpelė, Ištiesk ranką, _ prie savivaldybės.lt. Bet jūs labai nesijaudinkit. Tiesiog paaiškokit Vilniaus gatvėmis arba kitose didžiosiuose miestuose. Mes jūs rasim. Antradieniais. Ištiesk ranką. Ačiū.